Sveiki, aš Aivaras. Nežinau kaip jūs visi, bet aš nepastebėjau, kaip greitai atėjo tas ruduo. Ir kartu su savim atsitempė tą šaltį. Taip, šiandien buvo graži diena, bet kas norėtų prisiminti praėjusią savaitę, pagalvoti, kokia bus sekanti savaitė. Ir netgi dabar nežinau, ar jūs buvot lauke, bet jau pakankamai šaltos, dar net 10 valandų nėra. Tai dar toks vakaras. Žodžiu, atėjo tas šaltis greitai, aš net nespėjau su draugais pasidžiaugti vakarais kažkur parke, ant suoliuko, prie ežero, ar net nežinau, lauko kavinėje suvalgyti savo mėgstamą patiekalą tiesiog gryname ore. Tad dar palyginus, aš nežinau kaip pas jūs, bet pas mane net namuose šildymo neįjungia, tad grįžus iš lauko namo, atrodo, kad namie dvigubai šalčiau negu lauke. Tad vienu žodžiu, kartais pasijaučiau kaip šitas žmogeliukas. Personažai. Žodžiu, ką mes darom, kai norime sušilti? Eidami į lauką, apsirengiam šiltą savo pamėgtą paltą, arba sėdėdami namuose įsimuturiuojam į pledą. Adialą, ar blogesniais atvejais apsimuturiuojam kaldrą ir tą kaldrą net tiek, kiek nušylo, kiek ją reikia prižiūrėti, laikyti ant savęs, tai negali jos paleisti, tavo rankos visiškai surištos. Žodžiu, aš ir mano kolegė Vaida pagalvojom, kad galbūt čia būtų visai neblogai, jei mes šitos du daiktus sujungtume. Šiltą paltą ir šiltą pledą. Ką mes visi pagavom? Pagavom mudu. O mudu yra kokoninis pledas rūbas, su kuriuo tu gali visiškai nebijodamas šalčių, užsisėdėti lauko kavinėje tiek, kiek tau širdis geidžia, valgyti, gerti, ką tu labiausiai mėgsti. Aš įsivaizduoju, koks jis turėtų būti pravartus kelionėse, traukiniu, autobusu, arba netgi prastumint tas užknisančias naktis oro uoste, kai tu lauki skrydžio su perskridimu kitą rytą. Žodžiu, su kokoniniu pledu rūbų mudu tau bet kur yra patogu, tiek parke, prie ežero, ant suoliuko, ant žemės, su jo šiltu ir jauku. Ir kad jūs patys visi tuo įsitikintumėt, mano kolegė Vaida jums pademonstruos, kaip yra viskas paprastas su juo naudotis. Jis nevaržo tavo judesių, tu turi kur iškišti rankas, gali drąsiai sėsti ant žemės, į vidų susikišti kojas, į vidų susikišti rankas ir taip susikurti savo jaukę asmeninę erdvę, kad ir kur tu panorėtum būti. Ir greičiausiai, kaip pastebėjot, jis turi ir antrąją pusę, kuri yra gerokai ryškesnė ir galėtų atspindėti tavo šios dienos nuotaiką, jeigu jinai yra pakankamai gera. Jau jums reikia. Žodžiu, su juo yra tiek patogu, tiek jį apsirengus, įlydus į vidų tu gali susikurti savo privačią asmeninę erdvę, nes fiziškai nepaisant kur tu būtum, ar lauke, ar namuose. Ir pati nerealiausia funkcija, kokią mes šiam daiktui sugalvojam, kuriuo mums irgi netgi reikės vieno iš jūsų pagalbą, bet mes jūsų nevalgėme. Pasisėkime, kolega. Kad jame visiškai nesudėtingai galite dirbti ir dviese, visiškai nepaisant jūsų ūgio ir viso Visi detalesni klausimai yra mūsų puslapyje, kurį beje galite užpildyti formą ir pirmieji sužinoti, kaip ir kur jį įsigyti ir galite klausti čia ir dabar pas mus. Klausimai? Tai kiek kainuoja? Jau noriu. 87 eurus galvojame įskaičiuoti pristatymą ar ne. Lietuvoje bus paprasčiau. O bus kažkaip supakuotas, taip, kaip pasakyti? Aš manau taip, be abejo. Bet ne taip, ta prasme, toks patogus, kad jis būtų suspaustas, ten ištraukti, kad būtų mažiukas. Mes turime, kad būtų mažesnis. Kad mažas jo būtų, kad patogu. Jo, mes turim gan neblogą idėją, kaip jį supakuoti ir panaudoti tiesiog kaip kažkokį ryšulį, kad tu gali jį, kaip ir tašę, netašę, bet susidėti kažkokį daiktą ir tau nereiktų papildomai rūpintis jo transportuoti. Ir dar būtų gerai kapišonas, nes labai gerai, pavyzdžiui, vežtis į kelionę mėgot kapišonas. Jo, kapišoną irgi galvojam. Galvojam iš tikrųjų antrą versiją dėti, bet šitai visi nori, tai dėsim į pirmą.
darykit priedą už 30 eurų. Jo, prisegam. Čia irgi va. Prisegam. Super. Šiaip iš esmės mes dar su medžiagom eksperimentuojam ir jisai pagal viziją mūsų turėtų būti lengvesnis ir planesnis, aišku, ir aišku, pragalvotas yra, kad nereiktų temptis kaip kaldrosio tokio didelio, bet jisai būtų kompaktiškesnis. O iš ko jis dabar yra pasiūlęs iš kokių medžiagų? Jeigu žinot, plicas. Žodžiu, pledinė medžiaga, kaip ir dauguma pledų. Tai yra storesnė. Bet sintetinis. Šitas yra sintetinis, bet galvojame eksperimentuoti su natūraliais. Neaišku, kaip ten. Natūralus sunkesnis. Jo, Gerokai svoris. sunkesnis ir sunkiai prižiūrimas. Ačiū Aivarui ir Vaidai.